Sveiki. Labai mėgstu sakyti, kad mobilumo pratimai yra kelias į ilgaamžiškumą ir sveikatą. Kodėl? Dėl to, nes mes daug sėdimas darbas, mažas fizinis aktyvumas. Žmonės pradeda sportuoti, griebiasi, tarkim, jėgos pratimų, per sudėtingų pratimų, stiprinimo pratimų, tačiau jų kūnas yra nemobilus, sąnariai nemobilus. Ir tai yra tiesus kelias į traumas, į skausmus. Dėl to tie, kas ilgą laiką nesportavo, turėtų pradėti būtent nuo mobilumo pratimų. Tie, kas sportuoja su svoriais, stiprinimo pratimus atlieka, yra fiziškai aktyvus, tie taip pat turi daryti mobilumo pratimus. Ir kviečiu Jūs kartu su manimi šiandien atlikti mobilumo treniruotę, kuri tinka kaip apšilimas ir prieš sportą, tinka kaip atsipalaidavimas po treniruotės. Ir tinka tiesiog darbe per pertraukėlę padaryti. Pradedame mobilumo treniruotę. Pirmas pratimas. Kojas laikome štai taip, viena sulenkta priekyje, kita gale, rankos prie ausų ir atliksime rotacinius judesius iš stuburo. Suksimės į vieną pusę, paskui į kitą. Keliukai štai taip keliasi, nugarą išlaikom tiesę ir pradedam, skaičiuojam. 1, sukamės, 2, atliksim 10 pasisukimų, 3, įkvepiam ir iškvepiam, 4, įkvėpimas, iškvėpimas, 5, 6, 7, nugara tiesi, 8, 9, nugarą tiesę laikom, 10. Dabar antra serija, padėtis ta pati, rankos įtemptos, suspaudžiame kumštukus, rankas laikome atgal nukreiptas ir leiksimės dabar žemyn. Tiesę nugarą, išlaikom tiesę nugarą, sukamės ir leidžiame žemyn. 1. Atliksime 10, 2, 3, 4, nugara tiesi, pečiai tempiami žemyn, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atpalaiduojam rankas. Sekantis pratimas. Dabar mes kelsimės į viršų. Viską parodau, ta pati padėtis. Mes sukamės ir aptempiamės į viršų. Sukamės, ranka atgal, kita į viršų. Tai atliekam 10 pakartojimų. Apsisukam. 1, 2, nugara tiesi, 3, 4, 5, 6, petį žemyn, 7, išsitempiam, 8, 9, paskutinis, 10. Gerai, atsikvėpiam. Vieną koją dedame žemiau kelio ir atliksim tokį kelio spaudimą nuo savęs, išlaikant tiesę nugarą. 10 kartų su viena, 10 kartų su kita koja. Ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ir 10. Keičiam su kita koja. Ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, sekantis pratimas, viena koja priekyje, kita gale. Dedame rankas čia, patogiai, nugarą tiesi ir atliksime kojos ištiesimą per kelio sąnarį. Koja pakelta. Pabandom. 10 kartų su viena, 10 kartų su kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Keičiam kojeles. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar mes einame į tokią padėtį. Jeigu kažkam sunku išsilaikyti ant kulnų, šita padėtis nekomfortiška, susilankstykite kilimėlį. Štai taip ir dėkite po kulnais. Ir tą rodau šitaip. Gerai? Tie, kas galite, atliekame šitaip. Dabar iš šitos padėties mes atliekame rankos kėlimą ir žvilgsnis nukreiptas į delną. Iškvėpimas 10 kartų atliekame. 1, 2, 3, sukam krūtininę stuburo dalį, kiek galim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, liekam 10, 10 ir dabar keisime rankų padėtį. Atliksime horizontalų atitraukimą, krūtininė stuburo dalis sukasi, maks kiek išeina. Ir 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dar 2, 9 ir 10. Imame už rankos už pėdos ir ištempiam. Leidžiame žemyn, išsitempiam nugarą tiesi, atliekame 10 tokių nusileidimų. 1, pilnai kojas išsitiesia, kiek išeina daugiau. 2, 3, 4, atliksim 10, 5, 6, 7, 8, 9
10. Gerai, super. Keisime padėtį. Leidžiamės žemyn. Dabar iš šitos padėties mes atliksime tokį plaštaką link alkūnių. Plaštaka link alkūnių. Gerai, 10 pakartojam. 1, kojos kuo tiesesnės. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsileidžiame kelias sekundės, atsikvėpiame ir užimsime tą pačią padėtį. Tik dabar ranka ir galva stengsis įlysti pro tą tarpelį tarp rankos ir kojos. Kaip tai atrodo, kiek išeina didesnė amplitudė, didinam amplitudes. Gerai, pradedame. 10 pakartojimų. 1, 2, 3, 4. Kišam galvą į ranką. 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atsikvėpiame. Gerai, dabar padėtis 4. Sugniaužiam vienos rankos kumštį ir atliksim ratą tokį iš peties sąnario. Va, tokia amplitude. Kuo didesnė. Aukštyn, žemyn. Gerai, atliksim 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kartojam su kita ranka. Kumštis. 1, 2. Kuo didesnė amplitudė. Ranka tiesi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kitas pratimas. Su ranka viena liečiame nugaros viršų, nugaros apačią. Kuo didesnė amplitudė, nugaros viršus, nugaros apačia. Gerai, kartojam 10 kartų su viena, 10 su kita ranka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kartojam su kita ranka. Nugaros viršus, nugaros apačia. Ir pradedam. 1, 2, amplitudė irgi kuo didesnė. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsipalaiduojam. Atliekam ištempimą į priekį ir pirštų galais kuo toliau stengiamės pasiekti. Tada pirštų galais einame į kairę pusę,
Kuo daugiau susisukam, tempiamės į priekį. Užlaikome tempimą, giliai kvėpuojame. Tempiame nugaros šoną. Pirštais einame į kitą pusę. Laikome tempimą, giliai kvėpuojame. Užlaikom. Grįžtame vėl į vidurį. Pakartojame dar kartą tempimą pirštų galais, einame į kairę pusę, susisukame, išprovokuojame tempimą, užlaikome jį. Pirštų galais einame į dešinę pusę. Kvėpuojame, kuo daugiau atsipalaiduosime, tuo labiau ištempsime raumenuką. Ir grįžtame. Atliksime tempimą kriaušiniam raumeniui, kuris labai dažnai būna įsitempęs pas daugelį žmonių. Tai blauzdą dedame va šitaip va į vidų, sukame ją į vidų. Kita koja tiesi ir visiškai tiesiai užgulame pilvu koją, kuri sulenkta per blauzdą ir užlaikome tempimą. Laikome tempimą 10-15 sekundžių. Jeigu labai nekomfortiška, sumažinkite blauzdos amplitudę. Šiek tiek mažiau ją tada užlenkite ir atsipalaiduokite. Giliai kvėpuokite. Kojas keičiame. Kita koja. Blauzda į vidų. Užgulame šitą koją. Tempiamės. Tempimas po truputėlį turėtų mažėti. Jeigu nemažėja nieko tokio, vadinasi, raumuo yra ganėtinai įtemptas, reikėtų dažniau jį pratempti. Grįžtame. Gulamės ant nugaros ir abi kojas pasukame į šoną. Bet rankos irgi į šoną. Ir dabar dedame vieną ranką ant kitos, atliksime tokį pasisukimą. Ir ranka atvedama atgal ir žvilgsnis į ranką. Ir vėl grįžta, žvilgsnis į ranką. Gerai, pratimas aiškus, atliekame 10 kartų su viena, 10 kartų su kita pusė. Įkvėpiam ir iškvėpimas. 1, 2, 3, juda tik nugara. 4, kojas prispaustas prie grindų. 5, 6,
Darome su kita pusė. Kojos į kitą pusę pasisuka. Ranką lygiai taip pat ir atvesim ją. Gerai, atliekam 10 kartų. 1, 2, sukasi tik nugara. Kojos prispaustos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Dabar atsikeliame ir bus viena koja priekyje, kita gale. Dešinė koja priekyje, su kaire ranka laikome ties kelio, išorinė kelio dalimi. Su dešinė ranka atliksime tokius mostus atgal. Pasisukimas vyksta tik tais irgi iš stuburo, iš krūtininės stuburo dalies. Mūsų dubuo kuo stabilesnis. Atliekame 10 pakartojimų, gerai. Ir 1, įkvepiam, iškvepiam, 2, 3, 4, 5, iškvėpimas, 6, 7, 8, 9, 10, su kita pusė. Atvedimas. Ir 1, įkvėpimas, iškvėpimas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sėdame ant kojų ir dabar dėsime dilbę ant grindų ir priešingą ranką laikome virš galvos, tempsime šoną. Bet mes tai atliksime su judesiu. Viena pusė, paskui kita pusė. Gerai, 10 pakartojimų. 1, į kitą pusę. 2, Iškvepiam orą, įkvepiam ir iškvepiam. 3, įkvėpimas, iškvėpimas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir paskutinis 10. Treniruotė baigta. Ačiū, kad su manimi sportavote. Iki kito karto.